galvoju, yra kaip yra, šitoje situacijoje mes esam ir reikia išmokti tuo džiaugtis. Reikia išmokti džiaugtis, kad turim didžiausią realiai kūną Europos čempionate. JV, atsiprašau vėl visų tų, kuriuos įžeidžiu sakydamas JV, Jonas Valančiūnas, turi didžiausią kūną Europoje. Aš tą pasikartoju ir kartoju, kad didesnis kūnas gyvai, ką aš esu matęs, yra tik tai Joelis Embiidas iš tų, kurie dabar žaidžia. Jono yra milžiniškas kūnas. Domas yra kitas žvėris, mažesnio kūno, bet ne mažesnio talento. Ir apie ką Jonas kalbėjo vakar, buvo Domanto rungtynės, mes matom jį bėgantį į greitas atakas, ko anksčiau rinktinėje irgi nebūdavo. Nežinau, kodėl jį bandydavo riboti ar nebandydavo, ar tiesiog taip gaudavos, ar pats Domantas save ribodavo, bet tiesiog mes to nematydavom, kad Domantas pasiema kamuolį, atsikovojęs ir pats bėga į ataką, ką jis darydavo NBA. Europoje kažkodėl jis tą pamirždavo. Čia matom bėga. Gerai skuta. Vakar 6 asistai ir veidas ir žaidėjas, kurį mes įsivaizduojam, jisai gali tą žaidimą kurti. Kartu jie vis dar žiūrisi, kaip žiūrisi, ten aš manau stebuklų nebereikia tikėtis. Aš vakar dar pasižymėjau mintį, kad jeigu mūsų ketvirta opcija puolime yra Marius Grigonis, tai yra labai gerai šiaip. Jisai yra ketvirta opcija puolime, Rokas Jokubaitis žiūrint yra penkta opcija ir jam belieka tik tai padalinti tą kamuoliuką, kad visi liktų patenkinti. Bet reikia kalbėti apie tai, kad šita rinktinė, va tą medaliuką, jinai turi jį taikytis. Ta prasme, čia ir dėl ko aš ir bandau kabinėtis prie to paties Jono, aš galvoju, kad potencialas šitos rinktinės yra labai didžiulis. Ta prasme, tai potencialas laimėti Eurobasketą, aš manau, kad mes senai neturėjom rinktinės, kuri tokį potencialą, kuri vyktų į Eurobasketą, su mintim, kad galim šiemet laimėti. Ta prasme, nėra tikslas toks turi būti. Tai nėra tik tuščios kalbos, šiemet mes galim laimėti. Ir aš dėl to noriu paskibinėti prie Jono, prie tų emocijų, nes reikia galvoti apie tai, kad, wow, komanda yra žiauriai gera, starto penklas yra žiauriai geras, nuo suolo pakyla vienas kitas geras žaidėjas. Trenerių štabą atrodo irgi turim labai solidų. Tai žaidėjai pikiniuose metuose, GV, tas pats Domas po gerų sezonų NBA. Čia nereikia savęs dabar kuklinti ir kažkaip galvoti, kad važiuojam pakovoti. Ne, mes važiuojam ten su šansu laimėti Eurobasketą. Čia labai gerai paaiškini tu mano tą jausmą, kodėl aš atsargiai žiūriu dar šitą rinktinę, kodėl man nėra didelio hypo, nes čia yra natūralus norėjimas iš tos rinktinės būtent aukso. Ne kažko, ta prasme, tai yra tarp top 5 komandų ir tarp tų 5 komandų gali belia kaip susidėlioti tos vietos nuo 1 iki 5, tai yra labai panašaus pajėgumo komandos ir dėl to aš atsargiai žiūriu į tą rinktinę, manęs dar taip neįtikina, bet šita rinktinė turi siekti aukso. Būtent ir štai dėl ko aš, iš esmės tu labai gerai sudėliojau, Jonai, aš dėl ko nevertinu šitų rungtynių su ispanais, 2, kad ir kaip smagu, ispanai mano reitingai yra 7 komanda Europos čempionate. 7 po didžiojo 5 Slovenijos, Prancūzijos, Graikijos, Serbijos, Lietuvos. Na ir dar aš vokiečius statyčiau aukščiau už ispanus. Tai 7 reitingas yra šiandien dienai pasaulio čempionai ir, 2 pergalės smagu, bet tikrieji testai bus tik Europos čempionate. Ten iššokus į tą mėsmarą, ten mes galėsime įvertinti Lietuvą ir tada jau matysim, kiek ten ta baudos aikštelė užsikiša, neužsikiša, kiek mes ten lėti ar per greiti toj gynybui su tais 2 bokštais esam. Mus patestuos slovenai, prancūzai ir tie patys vokiečiai su Šrioderiu ir Wagneriu prieš akį. Čia šitas ispanas yra tik su ta pačia Maikė, bet tai kita komanda yra. Likęs pavadinimas dabar tikrai, dar vakar sakau, Vili Hernangomeso nebuvo tų veteranų, Julo Fernandeso, tai testai tikrieji bus Europos čempionate, 1-3 rungtynės labai daug klausimų atsakys. Ir šiaip iš to didžiojo 5, nežinau ar sutiksit, bet Lietuva, turbūt yra 5 komanda, turint omeny slovenus, prancūzus, graikus, serbus. 5 mes esam. Nesutinku. Nesutinki? Tai galėsim dar padiskutuoti. Apie tai padiskutuosim, jo. Bet pagrindinės priežastys, kodėl šiandien Ispanija švęs pergalę ir liks Berlyne žaisti dėl medalių. Lietuvai dar vienas čempionatas baigsis nepasiekus ketvirtfinalio etapą. Deja, tingai mačius kaip klostys iš šios rungtynės. Lietuvai turėjo pranašumą ir 4 kėlinio eigoje. Bet čia vėl įrodymas, kad mes, jeigu norime pergalių prieš tokius labai stiprius varžovus su labai aukšto lygo kūrėjais, turime per 35 minutės laimėti. Jeigu nueinam į paskutinės minutės, pas mus panika, problemos, vargai, pas juos Lorenzo Braunas, taškai, asistai į kairę, į dešinę. 10 sekundžių Lietuvos rinktinė lieka šiame čempionate. Kuzminskas.
Ir Perudžio Fernandeso gynyba dar atakuoja krepšį ir tai yra viskas. Lietuvos rinktinė dėja po aštuntfinalio etapo keliauja namo, ispanai toliau tęs savo žygį ir jie žais ketvirtfinalį arba prieš kroatus, arba prieš suomius. Taip, analizių, pastebėjimų, priežasčių, kodėl Lietuva pralaimėjo, dabar bus daug. Na, taip yra, kai tu gyveni krepšiniu, bet faktas paprastas, kad dabar jau stebėsime Europos vyrų krepšinio čempionatoje be mūsiškių. Daug dramų grupėje, daug dramos ir šiandien vėl pratęsimas ir dėja dar vienas pralaimėtos rungtynės. Taigi dalykas ne tik tas, kad dar vienas čempionatas pasibaigė anksti, bet Lietuvos rinktinė jau eilę metų ir eilę turnyrų nelaimi prieš nei vieną iš elitinių komandų. Nors kalbame, kad buvome arti prie slovėnų, buvome arti prie prancūzų, buvome arti prie vokiečių, bet čia rezultatų žaidimas. Ir pozityvus krepšinis be pergalių, tai nėra tai, kas džiugina žmonės. Tikrai taip ir gaila, labai gaila, kadangi šią rinktinę dėtos didelės viltis prieš čempionatą. Buvo kalbama apie galimybės galbūt kovoti dėl medalių, dėja nenueita ir iki ketvirtfinalio. Su jumis šių rungtynių metu buvome aš, Tautvydas Kubilius, Rytis Vyšniauskas. Kažkokiu būdu pabandykite nenusiminti ir čempionatas tęsiasi, tačiau dėja be Lietuvos rinktinės. Čia tik krepšinis, viso gero, neliūdėkit.